Labai liūdna yra šita diena, ne dėl to, kad kovos su homofobija diena, ką čia taip atsakingai ir minim, bet dėl to, kad neįtikėtiną absurdą išgyvenam ir visi jame dalyvaujam ir šiandien faktiškai išprievartavom 3 profesorius ir docentą sėdėti viešai Seime ir pagrindinėti, kodėl tauta, demokratija turi teisę spręsti savo svarbiausius gyvenimo klausimus. Man atrodo, reikia steptelti ir suvokti, kaip absurdiškai yra tai, kad mums reikia tai įrodinėti. Atkreipti dėmesį, nei vienas žmogus čia turbūt nepasakė nei vieno sakinio apie tai, kokia turi būti teisinga šeimos samprata. Ir nesivėlė į tą ginčą dėl šeimos sampratos. Visas ginčas šiais metais demokratinėje Lietuvoje yra apie tai, ar tauta gali spręsti savo gyvenimo klausimus. Ar Europos teisė tam neprieštarauja, ar tarptautinė teisė tam neprieštarauja, ar kažkokie bendrieji konstitucijos principai išvesti konstitucinio teismo teisėjų tam neprieštarauja. Mes čia įrodinėjom savo, jums, visuomeniai patį pagrindą demokratinės valstybės gyvenimo, be kurio yra iš vis neįmanoma niekaip kitaip. Nes viskas yra išvestinės, demokratijoje viskas yra išvestinės iš tautos valios. Gerai tai ar blogai, bet ta pati konstitucija neturi jokio kito legitimumo, tik tautos valia. Seimo konkreti sudėtis ir apskritai jo egzistavimas neturi jokios kitos priežasties, tik tautos valia. Konstitucinis teismas, nors jis niekada su to nesutiktų, neturi jokios kitos kilmės išskyrus tautos valią. Ir viskas apsiveršia ir šitie subjektai arba dalis asmenų juose pradeda šokdinti ir aiškinti, kad tauta negali apsispręsti kažkuriais, o dargi tokiais svarbiais klausimais. Tai yra neįtikėtinai absurdiška situacija ir man yra savai pridėda ir liūdna, kad mes čia sėdėm ir tą įrodinėjom. Bet dėja, mes iki to priėjom, mes turim tą įrodinėti. Ir, aš tikiuosi ir bent mano kuklių supratimu, tai šiandien buvo išsakyti per visus pjūvius argumentai, įrodantis, kad tauta turi teisę apsispręsti savo svarbiausiais klausimais. Ir aš tik noriu akcentą uždėti, kad suverenumas, būtent suverenumas, tautos teisės spręsti yra pagrindinis klausimas, kurį mes čia šiandien sprendžiam su tuo referendumu. Taip jau nutiko dėl konstitucinio teismo nepaprastai žalios savivalės, kad šeimos samprata tapo tuo konkrečiu susikirtimo tašku, kur privedė iki neišvengiamos kryžkelės tą klausimą, tai tauta suvereni ir nesuvereni Lietuvoje. Tai galėjo būti kitas klausimas galbūt, bet nutiko taip, kad yra šitas. Kad toliausiai nueita aiškinant ir verčiant viską aukštinkojomis, įskaitant konstitucijos tekstą verčiant aukštinkojomis, būtent šeimos klausimą. Ir todėl tas šeimos klausimas atsidūrė smaigalyje šitos visos gilesnės, mano supratimu, gilesnės diskusijos, tai vis dėlto valdo šitą tautą savo valstybę ar ne. Tai šitas balsavimas turėtų parodyti, ar valdo. Tas šiandien pasirodęs rezultatas Baltijos tyrimų apie tai, kad 76% visuomenės pritarė, kad toks referendumas būtų. Ir, kas yra labai svarbu, visų partijų rinkėjų absoliuti dauguma pritarė. Liberalų, kurie didžiuojasi, kad jie nei vienas nepalaikė referendumo, 78% rinkėjų pritarė, kad referendumas turėtų būti. Neįmanoma jau akivaizdžiau kažkaip eiti prieš visuomenės valią, negu kad bandant blokuoti šitą referendumą. Teisės teisėtvarkos komitete kaip tik yra diskusija, kiek suprantu, vyksta pagrindė apie tai. Ar tik jisai neprieštarauja konstitucijai, nes konstitucinio teismo doktrina nedera su to, kas yra siūloma referendumu. Manau, yra įmanoma, kad darželėje vaikai suprastų ir vieningai sutartų, kad keičiant konstitucijos tekstą, neišvengiamai bus prieštaraujama tam, kas iki šiol buvo priaiškinta apie senąjį konstitucijos tekstą. Tai nėra labai gili įžvalga. Bet kažkokiu būdu yra sėdima ir rimtai svarstama, kad gal mes pakeitę konstituciją paprieštarausim tam, kaip buvo aiškintas ankstesnis konstitucijos tekstas. Tai yra, dėl to liūdna, dėl to baisu, bet kartu yra viltinga ir drąsu, kad vis dėlto vyksta toks dalykas, kad yra tie virš 60 parašų, virš 60, o gal ir daugiau balsų. Tikrai yra didžiulis spaudimas daugybei Seimo narių iš kolegų, iš įvairiausių grupių, kad jie atsitrauktų. Pažiūrėsim kiek to spaudimo ir kokio laimės. Bet man atrodo, kad būsim ramus prieš save ir prieš Lietuvą, kad darėm viską, kad taip neatsitiktų ir kad vis dėlto tas sprendimo galios klausimas grįžtų į žmonių rankas. Tai ačiū labai visiems kalbėjusiems ir apskritai už šitą renginį.